Dasižinoti ir įsiteiraut, ar leis savo dukterį į marčias ir ar eis duktė. Tuom įvykstas ant vedybos. O nuo senų gadynių per pažintuves Veliuonos apygardoje užsilaikė toks paprotys. Prie susidorojimo vaikino su mergina nuotaką jaunikaitis paskiria savo ištikimą draugą už piršlį ir joja su juo į butą ūkininko, kur bus aprenkama vesima merga. O per mėglavimąsi nuotakos tėvai, norėdami arčiau pažint būsimą žentą, pavelė jie tam jaunikaičiui lankytis pas save, mėglautis prie dukters dėl permainimo kits kito. O dabar piršlybos. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Amen. Klonijas, šis jaunikis Povilas jūsų dukreliai Barbei ir nori ją vesti. Ieško sau tinkamos gaspadinės, vežlybos, ugnies kūrėjos ir sergėtojos, kad mylėtų giminę būsimo vyro ir savo, kad mokėtų elgtis kaip prie stalo, kaip ir prie pečiaus, ir prie svečiaus. Tai su tokia nori susitokti ir susidoroti. Sveteliai, prašom, tada jau prie stalo. Sėskit, nepasididžiuokit. Ačiū. Ačiū, sveteliai, kad nepasididžiavot atvykot į mūsų gryčią. Na, tai šis jaunikis norėtų tamsto dukros savo į gaspadinę. Prašom priimti mus ir nepasididžiuoti. Ačiū, sveteliai. Tikrai, motin tai vaišių gal mūsų brangiems sveteliam. Na, kūmai, šitas vyras neblogas. Būtas jo rėklyvas, turtais launus, o ir pats iš tavens neprastas. Tai gerai. Bet neprastas, bet mūsų barbutė irgi nepėšia. Tik svarbu, kad tas jaunikis būtų ne tik bagotas, bet dar ir su protu, kaip sakoma. Kad tai būtų. Motin, gal... Kaip ne, priešlėlį. Pasakok dabar apie stomelingą jauniklį. Nusakykite. Jo, tu, motin, barbutę gal suras, kur jinai ten nubėgo į kokią kamarą. Taigi, tėvel, reiks tekint tau dukrelę, nes jau metelių nemažai turi. Teisybę sakai, piršleli. Tikrai laikas jai. Tik tai jinai irgi neprasta pas mus. Bagota šiau ir kraitė susiruošęs. Tik va kaip tas įdomu jaunikis ar bagotas. Tai ko maudi dukrel? Ar jaunikis tau nepatinka? Ar jo akelis tavęs nevilioja? Piršlėlį, jeigu verti, tai jau pasakok visą teisybę apie šitą stomelingą jaunikaitį, kurį atsivežei. Ar jis pagot, ar prie pinigų?
lūšnano šieno, tvarte 15 karvių, 7 kiaulės, vištų, ančių, žąsų pulkai po kiemą lakioja. Na jo, mes O kišeniai, kišeniai, ne vienas tūkstantėlis šlama. Tai gerai, mūsų barbutė taip pat bagota. Duosim jai gyvenimo pradžiai 5000, tep motin. paskui pažiūrės. Tep porą karvių pieningų, porą kiaulių metinių ir porą raguočių nupenėtų. Va, Tai va, nenusileidom jaunikiui, mes irgi ne vietinis, svarbiausia, kad jis tavo tas pripirštas jaunikis nenuskriaustų barbutį. Motin, jau ir sutarėm, motin. Va, matai, motin. Tai jau išmišytos. nu tai, išlelė, Ką tai neduosi? neduosim. Gerų tom džiaugiam. Na, tai atvykit į Veliuonos Gaspadą. Nepasididžiuokit. Pažiūrėsit jaunikio ūkio, turtų. Tai būtinai piršlelį nepasididžiuosim, atvyksim pašapoti visokių valgių, patykoti visokių. Svetelė jau išvažiuoja, o man tai tas jaunikis labai tinka, sakyčiau, net prie dūšios. A, ne. O dar svarbiausia, kad bagots, einam liuoptis. A, gal ir gerai sakai, Einam motin. dirbti. Einam liuoptis. Ir tu, barbutė, neliūdėk, eik prie savo darbelių. Eik, mažulė. Nu, gal ir nespėtnas tas Povilas iš Veliuonos Gaspados. O mano jaunas diemedėli, priimki šitą kvietką rūtų suviniotų balton skarelėm, kaip meilės ir dėkingumo ženklą. Mano mergelė Lelijėlė, užmausiu ant tavo baltų rankelių šį žiedą ir mūsų meilė bus amžina. Paklausykit manęs, jauno kalbančio, kad aukso varpelio skambančio, siunti mane pasiuntinį
iš anos česlyvos vietos, kitą česlyvą vietą, nuo to jaunų jaunikaičių, žalio dienmečio Povilo, kuris anksti rytą kėlė, žirgelį mėgino. Tas jaunuolis išvydo jauną mergelę, kaip daržo žalią rūtą, sukeitė aukso žiedus. Ta jauna merga, pardė, tėvo motinos gimdyta, čia jau ginta. Nu, aš prašau visus, didžius ir mažus, senus ir jaunus, kad būtumėte malonus ir nesididžiuotumėte susirinkę į tą svarbą. Aš jaunas pasimtinėlis, per upėjojo, žirgelis suklupo, visi žodžiai išbiro, katruos radau pasakiau, o kokių neradau, nepasakiau. Piršlys veža su savimi kliunką midaus, o vedys kepetą dovaną nuotakai. O, mosta, tai reikia laukti. Mūsų nieks nekviečia. Ne. Va, tiek pripažinau. Na, nu tai. Ieškant nuotakos po paklodę, mergos ištempia paklodę viršum galvų ir prilaiko ją savo rankomis. Po šią paklodę sulenda visos mergos. Kabojimas po paklodę žymėjo, kad duktė pas tėvus buvo mylima ir kad anoj šaleliai pas Anytą ji būtų irgi mylima. Leidžia paprauliai kamantinėja mergas. Iš kur jūs esat ir ko jūs reikalaujat? Mes privalome, reikalavome žalios rūtos. Kur jūs dėsite paskynę rūtą? Mes turim žalią dėmedį, prie jo ir pasodinsim. Eik po paklodės skink, bet tik šakų nenulaužyk.
Kiekvienam, ir senam, ir jaunam, būk tu jaunas, skaisti merga, ant to žalio rūto vainiko įdant pavytusi nebūtų. Kada šis jaunikaitis didį kelią keliavo, prijojo levandrų darželį ir skynė žalias rūtas. O tu, jauna, skaisti merga, vainikuota galva, savo vietoj garbingai ir meilingai sutikta. Prašau priimti, dėvėti šitą vainikėlį, kito nenorėti.
o jaunieji patvirtinti prieš altorių, akivaizdoje visos vietos kits kitam savo širdies pažadus, ant bendros gyvasties per visą amžių kupetoj ir vienybėj gyventis. Svotva po Vinčiaus grįžti vedžių jaunojo Gaspadą, kur vedžios mūdžia savo pokeliu duos Svotvui užkasti keptą žąsį, pridarytą paršą ir turės visus pavaišinti. Nėra dienos česlyvesnės, tokios kaip šiandieną česlyva. Povilas Jonaitis iš Veliuonos Gaspados keptą vesti mergą jaunąją Barbę Kuncaitę iš Belvederio dvaro. Jaunieji kvietkeliai, susikabinkite rankomis. Ar tu, Barbė, skaisčioji merga, sutinki tekėti už Povilo Jonaičio? Taip. Ar tu, Povilai, viernas bernelė, ketini vesti Barbę Kuncaitę? Taip. Nuo šio čėso skelbiu jus vyru ir žmona ir laimė. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen. Jaunieji kvietkeliai, pabučiuokite vienas kitą. Gyvenkite ilgą amžių santarvėje ir vienybėje. Gerbėmieji veselijos dalyviai, svečiai, visi susirinkusi į čia, į Veliuonos šventorių. Veliuonos bažnyčioje daugiau kaip prieš 150 metų kunigavo Antanas Juška ir čia Veliuonoje 1864–71 metais, vos 5 metus gyvendamas, rinko tautosaką, užrašinėjo liaudies dainas, patarles, bendravo su paprastais Veliuonos parapijos parapijiečiais, vyrais ir moterimis. Užrašydamas dainas, jisai nieko nekeitė. Artistais, Veliuonos bendruomenės nariais galime minėti Juškas ir dėkoti jiems, kad mes galim suruošti tokią veseliją, kokią šventė mūsų proseneliai. Antanas Juška Veliuonoje užrašė apie 6000 dainų. Veliuonos moterėlės dainuodamos negalvojo, kad jos įsiamžins Veliuonos dainas, Veliuonos papročius įamžins kaip tik
išleistose Juškų Antano, užrašytose jo brolio Jono pagalba išleistuose dainynuose. Daugiausiai dainų buvo apie Veseliją. Išėjo netgi daina Svodybinė rėda, kur absoliuti dauguma dainų buvo iš Veliuonos apylinkių. Šitas dainas dainuoja veliuoniškiai mokiniai, gimnazijos mokiniai. Dabok šitą duoną, kad niekuomet iš tavo namų ji neišeitų. Dabok gerą raugą, skalsą, o kuomet ir milinį. Duok Dieve malčiau, niekad neišalkčiau. Manesnė, 12 pjoviau, ale nenupjoviau, karvojėlis gimnasis, skočia iš manesnė, karvojėlis gimnasis, skočia iš manesnė. 12 vežiau, ale neparvežiau, karvojėlis gimnasis, skočia iš manesnė, karvojėlis gimnasis, skočia iš manesnė. Savęs vieną tiesadai. Paskirtam ant pilvo pririša būgalį, apsiaučia jį aprindiniais parėdais, atmauna prašmatnią kepurę, sodina jį ant krasės,
o tas kreipsodamas kaip ant sostų ištarė savo nusprendimą.